Žemaitijoje kaukė gyvena dviem gyvenimais. Vieną triukšmingą, kitą tylų. Vieną dieną įšoka, riaumoja, varo žiemą iš kiemo, o kitą ramiai žiūri į mus iš muziejaus ekspozicijos, tarsi klausdama, o tu pats, kurią kaukę nešioji šiandien. Nes pas mus Žemaitijoje žiema neišeina gražiuoju. Čia ją reikia išvaryti su dūmais, su balsais, su būgnais. Šį kartą mes keliausime dviem keliais vienu metu. Į Žemaičių kaimo muziejų, kur užgavėnė sukvies visus vasario 15 dieną blynų kvapais, dūmais ir pavasariu, ir į Žemaičių muziejų Alką, kur vasario 10-ąją vyks konferencija pavadinimu Kaukė kultūroje ištakos paskirtis kaita. Tai jau antrą kartą vykstantis toks dvigubas renginys skirtas užgavėnėms. Šiemet jau antrą kartą Žemaičių muziejus Alka kviečia į dvigubą šventę. Tai šurmulingą susiejimą kaimo muziejui ir galim taip ambicingai pasakyti solidų papasakojimą apie užgavėnių tradicijas, sąsajas su įvairiais socialiniais reiškiniais, pakviesti nori į konferenciją, kurioje ir bus kalbama įvairiapusiškai apie tą tradiciją, jos vaidmenį anuometiniam žemaičių lietuvių gyvenime ir be abejo apie šiuolaikiniam gyvenimui vaidmenį užgavėnių ir iš principo žmogaus kaukė. Kai užgavėnių kieme užvirs kova tarp kanapinio ir lašininio, mes jau žinosim, kova vyksta ne tik dėl blynų. Kova vyksta dėl to, kas laimės mūsų viduje – žiema ar pavasaris. Jei Žemaitijoje kažkas rimtai planuoja pavasarį, tai kanapinis. Jis neteina pasižiūrėti, jis ateina padaryti tvarką. Kanapinis tai tas, kuris sako, užtenka žiemos, gana tylėti, laikas judėti į priekį. Ir vasario 15 dieną jis turės tik vieną užduotį – išvaryti žiemą iš kiemo. Žiemą išboginsim lauk, į lašininį skūrą duosiu, pamatysit, paskutinį kartą man čia paės. Į daugiau nebeės, nes žiemą, pasižiūrėkit kokią žiemą, tu pasižiūrėkit kokią baisį žiemą. Kas daras dabar? Kas daras? Kažkokia iškada. Kaip aš paruošiu pavasarį, kaip man reiks visus čia pribogint, kad dirbt, varyt lauk, užteks. Sniegą reikia išvaryt, žiemą išvaryt. Varysiu vasario 15 Žemaičių kaimo muziejui. Čia va visi susirinksim į kuolą, į mūšį. Į paskutinį žiemos mūšį vienai bus. O, raga. Na, reikia čia. Kas stinta. Okta. Susirinks visas kaukės, visi baibuoka, visi slunkiai. Ir neslunkiu, aš tai dailus toks, žiūrėk, nu dailai nusimesiu iš tos pato kailinuks. Ir visi tie, kur turi da energijas, įduosim velnių į užpakalį tam lašininiui ir varysim lauk žiemą. O kur kanapinis, ten ir lašininis. Ir čia jau, žinokit, prasideda žemaitiška politika. Vienas už pasninką, kitas už sotumą. Vienas už pavasarį, kitas už paskutinį riebų kąsnį. Ir nors lašininis visada apsimeta, kad dar niekur neskuba, bet kai ateina užgavėnės, jo dienos suskaičiuotos. Va, kokie graži. Užgavėnės be kaukių būtų kaip blynas be spirgų ar grietinės. Todėl į Žemaičių kaimo muziejaus kiemą vasario 15 kviečiami visi, kurie moka daryti triukšmą.
Tai užgavėnis iš tikrųjų atrodo tokį linksmą šventį, kad mes visi persirengam, triukšmaunam, varom ton žemą laukom, bet iš tiesų ta tradicija ir labai sena. Ir mes kaip atminties institucija, kaip muziejus, mes iš tikrųjų nesam skirti renginiams organizuoti, bet kada renginys susijęs su mūsų tradicijom, ypač Žemaitijo gajom, mes norim visuomenė parodyti, kad anos ir išlaikoms ir anos ir gyvas iki šių dainų. Ir norės ne tik tą, kad per užgavėnis patys organizatoriai dalyvautų, mums svarbiausia ir kad kuo daugiau visuomenį žmonių ateitom, kada neįsitrauktų, į ką patys būtų to vės renginiaus į to procesą dalim ir paliūdytų ton gyvą tradiciją į savo buvimą. Ir nors dabar atrodo, kad viskas čia tik dėl juoko, užgavėnės turi vieną paslaptį. Kaukė tai ne tik šventė. Kaukė tai istorija, kuri gyvena šimtmečius. Todėl keliomis dienomis anksčiau vasario 10-ąją Žemaičių muziejuje Alka vyks konferencija Kaukė istorijoje – ištakos, paskirtis, kaita, kur kaukė bus nagrinėjama rimtai, kaip kultūros reiškinys, kaip žmogaus vaidmuo ir kaip senas ženklas, kurį mes vis dar suprantame, net jeigu juokiamės. Ką reiškia kaukė mūsų kraštui? Kodėl ją verta ne tik užsidėti, bet ir suprasti? Apie tai kalba Žemaičių muziejaus Alka direktorė Eva Stonkevičienė, kuri pristato konferenciją Telšiuose ir kviečia pažvelgti į kaukę plačiau. Ne tik kaip į užgavėnių atributą, bet kaip į kultūros pasakojimą. Tai vienas didysis renginys, katro jau visi žinot, bus Žemaičių kaimo muziejų. Laukam visų su ličinom, be ličinų, kaip jau kam išėjom, su vakasi, su buočias. Visi ateikit, tikra, bus daug pramogų, į kasmet mes prigalvojam vis įdomesnių veiklų. O kita dalis bus, tai konferencija Žemaičių muziejaus Alka istorinė ekspozicija, arba tam, kaip žena, vis Telšiškėje į Žemaičių pagrindinė Alkas pastatė ir mes taip įdomiai pasirinkom šiais metais, kad ta konferencija bus ne tik ta, gal labiau ne apie pačias kaukės, ne apie pačias tradicijas, kad tas bus skirta ne tik žmonėm, kurie dirb su to paveldu, bet mes kalbėsim apie kudį apskritą tas kaukių užsidėjams per psichologinį prizmį buvo taip svarbu žmonėms. Ir nuo senų laikų, kožnas iš mūsų mes juk turėjom savo kažkokį kaukį. Tai ta užgavėnių tradicija leisdavo kožnam pasinerti į savo ton kažkokį būseną, kokį uns nor būti ton dėiną ir išsidrapano taip, kaip uns nor. Tai šiemet konferencija bus apie tai, kaip įkudėtas kaukių ir naratyvs atsirado, į kudį žmonėm reiktų kaukį. Į to konferencijo mes šiemet turėsim tokių įdomių temų, kaip kaukės fenomenas ir jo psichoanalinė interpretacija, žirgo kaukė, genezė ir semantika. Bus įdomus įvairiausi lektorė, Rimantas Balsys, Liutauras Degesys, Inga Motuzaitė, Aldona Kuprelytė, ir daug kitų tokių įdomę ir iškėtą kompą pasakojančių tų lektorių. Po tos visos konferencijos organizuosiam tokį praktinį užsiėmimą, reiškia kaukį tarp vaidmens į veidą, į ką mums reikalingas tos kaukės. Ir tas praktinis užsiėmims bus kiekvienam žmogui, katras dalyvaus. Tik aš noriu atkreipti dėmesį, kad būtina registruoti į sienų, nesaik labai vietų mažie ir iš tikrųjų žmonėm yra įdomi ir jie nori atpažinti savo kaukį, savo tikroje asmenybę per ton kaukį, gal kažką sužinoti, kodėl jie dar vienokius ar kitokius pasirinkimus. O kai kalbam apie kaukės, tradicijas ir istoriją, svarbu suprasti vieną dalyką, dalis Žemaitijos lobyno yra ne salėje, o saugyklose. Ten, kur kiekvienas eksponatas turi savo numerį, savo laiką, savo likimą. Apie tai, ką reiškia saugoti muziejaus atmintį, pasakoja rinkinių apskaitos ir apsaugos skyriaus vedėjas Donatas Barsys. Alka rinkiniuose tikrai turim didelę dalį ne tik dvarų paveldo ir kitų vertybių, bet didelę dalį to sudaro ir etnografinis paveldas, liaudies meno vertybės, tame tarpe ir nemažai užgavėnių persirengėlių kaukių.
Tai jeigu dalis šių kaukių tikrai išgyveno tuos tikruosius anuometinius, liaudiškosius, pavadinkim, karnavalus ir šiandien nugulė į saugyklas, kitoji dalis vis tik ir buvo sukurta kaip liaudies meno tiesiog vertybės, kaip meno kūriniai. Taigi kaukių turim ir tokių mūsų rinkiniuose. Tai šiemet užgavėnėms skirtos konferencijos metu nusprendėme keletą iš šitų kaukių ištraukti iš saugyklų ir parodyti visuomeniai. Taigi šių metų vasario 10 dieną vykstančios konferencijos metu jūs galėsite pamatyti ir nedidelę mūsų turimų užgavėnių persirengėlių kaukių parodą. Mes turim konferencijos visai vizionierišką sumanimą. Ta prasme, kad šitoj konferencijoje mes kalbam apie kaukes bendraja prasme. Tai iš esmės į konferenciją atvykęs tas žmogus, jisai pamatys kaukes, tokios jos atrodė anuomet, jis išgirs vieną pranešimą apie šias kaukes, apie tas tikrasias, visi kiti pranešimai labiau bus apie psichologinės kaukes, apie socialinės kaukes ir taip toliau, apie modernius tokius konstruktus, o ne etnografiją, kuria mūsų muziejus tikrai labai turtingas ir iš to, ką turi muziejaus rinkiniuose, tikrai galėtumėm ne vieną persirengėlių grupę paruošti ne vienam šitam liaudiškajam karnavalui. Tikrai rūbų ir kaukių ir visų kitų atributų tikrai rinkiniuose turim. Ši kaukių paroda veiks būtent šitos konferencijos metu. Tai yra vienkartinė galimybė pamatyti tai, ko mes įprastai savo ekspozicijoje nedemonstruojame. Bet svarbiausia ne tik, kur kaukės laikomos. Svarbiausia, ką jos reiškia. Kodėl jos dažnai piktos, kodėl jos gąsdina, kodėl jose tiek daug dantų, ragų, kreivų šypsenų. Apie kaukių prasmę, jų kilmę, medžiagas ir simbolius kalba direktoriaus pavaduotojo vyresnioji muziejaus rinkinių kuratorė Eglė Tarvainytė. Žemaičių užgavėnių kaukė buvo ne tik tai, kad tokia ritualo simbolinė puošmena, ar turėjo įvairią pusišką tokią reikšmę. Tai buvo ir aktualijų papasakojimas, buvo kaukių personažais pasakojamos aktualijos. Žmonės parodydavo savo išmoningumą, savo darbštumą, išradingumą, netgi meninį požiūrį, apdirbimo, juk reikėjo apdirbimui medžiagų toms kaukėms irgi turėti, pasitelkti įvairius įgūdžius, atsidėti laiką nuo visų savo buities darbų. Ir pirmiausia, aišku, turbūt reikėtų prisiminti, kad patį pagrindinį užgavėnių tikslą tai buvo išvaryti žiemą. O kaip tu išvarysi su geru personažu? Geras personažas tai kviečia, o jau blogas personažas pirmiausia išvaro. Tai ir kad ją išgąsdinti tą žiemą, kad jinai išbėgtų ir daugiau čia ilgai nebebūtų kieme. Kiekviena tradicija, kurią saugojo, puoselėjo mūsų protėviai, kaip pagarba praeičiai, kaip pagarba jų sugalvotiems simboliams, ritualams, tai svarbu išsaugoti ir pasakoti, perteikti ateities kartom, kad mes nepasiduotumėm visokiom kitų tautų vilionėm švęsti jų šventes, o turėdami nuostabias savo šventes, kurios dargi turėjo ypatingą reikšmę tiek buityje, tiek ūkyje ir buvo švenčiamos, tai labai svarbu jas išsaugoti ir švęsti. Trumpam sugrįžkime į baltą pusnį, ten, kur viskas vyksta gyvai. Nes kaukės tradicija nėra tik pasidaryti ir užsidėti. Kaukė tai vaidmuo, kaukė tai žinutė, kaukė tai žaidimas, kuris turi seną taisyklę – triukšmu pažadinti pavasarį. Apie užgavėnių prasmę, kaukių tradiciją ir tai, kodėl žmonės jas kūrė, pasakojo Žemaičių kaimo muziejaus edukatorė Diana Bomblauskienė. Kažkuomet žmonės gyvena daug didesnėm sniego apsuptyje ir nebuvo nikas ant džiugian linksmen, reikia patiems susimislyti, ko daryti, kad ant žemą biškėl iškeimą ir savus išvaryti. Tai žmonės gamindavo visokiausius kaukes. Aš labai noriu priminti žmonėm, kad gervė yra tas paukštis, katras pirms parskrend ir paskutinis išskrend. Ir ton gervį baisė žmonės mylėjai ir už tai labai norėjai to pateis šeimos tokios ilgaomžės, nes gervė šiaip šeimos simbolis. Ana ir tokį
Mylams baisė kažkuomet buvo įspaukštis, tai už tai žmonės norėjo būti kaip gervis. Tai jinai darės va tokius galvas. Šiaip ta kaukė nėra dūma kvasa kaukė, žinatilis žmogaus. Ana turbūt koks, tikrai daugiau negu man mes. Tai linku visiems pasidaryti kažkokį ličyną, kažkokį, tokį kokaniai, nėra ton dėina, nebuvėn kažkokį negyvenimą, gal nebuvėn to, ko negali užsidėti užgavienės ant savis. Ir pabūt biški tam kailyje. Ir ateit šitas kart su mums pašilti, pasidžiaugti, kad vis dėlto pavasaris jau tikrai neužkalnu. Tai yra laiks, kada žmonės žinoja, kad jau pavasaris darbą ir reikia pradėti judėti, pajisti gerą galėję, o paskau reikia užgavėjus gerą, priėdus gerą pabūti. Taip jau ir ramiau, įkaupti jėgas pavasariau, valgyti jau ant tuos perėt kiet maistą, nes nebebus mėsos tiesiog nebebus mėsos. Tas laiks buvo kitoks kažkuomet. Žmonės turėjo mėsos po naujų iš karto, paskiau nebe. Tai ne ir sėkminga pereidavom kitų visokių maistų tam, kad galėtų pavasarį kitos jėgos turėti. Ir ton velnį, ton raganą reikia kažkuomet pabūti vien kart metus, tai irgi užsidėdavo ton kietą morzą tokį žmogus. Visokiausių iš katruo nori jėgos gauti. Afrikos žmonės liūdus vaidina, o mes mat savo meškas turėjom, tai mes už tai mešką labai mylėjom. Mešką pavasarį prikel irgi labai džiaugdavomės, kad kartu gal pažadinsiu mešką pavasarį, meškuos visus jaučius, visokius gražius dyvus žmonės užsidėdavo ant savęs, kad gauti tos jėgos ir džiaugsmingesnį, gyvesnį su pavasarį sulaukti. Ateikti, brangi prieteliai, iš tikrųjų pas mūsų, todėl kad žmonės anksčiau bendrystėje daug gerų dalykų nuveikdavo ir atsigaudavo. Dabar mes kitaip myslėjom, o kažkuomet žmogus myslėjo, kad viens ant nieka, 2 žmonės jau į porą, 3 į dar geriau, o 33 į dar geriau. Tai to krūvo mes galim labiau viens kitam padėti atsigauti. Nes žemė iš tikrųjų nejauka. Šį kartą ir graži, žiaurė gražėjimą. Tai jeigu mes esame krūvą, tam čiesi, kada laiks jau perėti į kietą metų laiką, rėdos ratą, tai mes manau, kad daug geriau sujudėsim pavasarį. Aš labai noriu pasidžiaugti, kad vyks tokiai svarbi visam miesto ir regionų, ir netgi sakyčiau visai šalia renginė, kad mes nesam vieni, kad vis ton suprant, kad tas tradicijas reikia puoselėti. Ir dėdėl dėkingom jautam Telšių rajono savivaldybė, kad skyrė lėšų renginio organizuoti, ir taip pat, kaip visados mūsų gerėja drauga Telšių kultūros centras. Ačiū anim labai. O jei dabar žiūrit ir galvojat, bus verta eiti ar neverta? Atsakymas – reikia ateiti. Kada? Vasario 15 dieną. Tai vasario 15 dieną plačiai atveriam Žemaičių kaimo muziejaus vartus nuo 1 valandos ir visus kviečiam į užgavėnes. Bandysim kartu išvaryti tokią žiemą, kurią čia užsikūrėm turbūt patys, ar ne? Tai programa bus aktyvi, koncertuos folkloro ansamblis Vydraga pagrinde, turėsim persirengėlių daug, tai stebėkit, kad kas ko iš kišenės neištrauktų. Taip pat vyks Raimundo Puškoriaus kaukių paroda ir ant pats drožtas kaukės. Tai turėsit unikalią galimybę pamatyti, kaip gimsta užgavėnių ličyna. Aišku, maistas, turgus, mėsos ir svarbiausia bus blynų. Bet norint turėti blynų, reikia turėti pinigiuką. Tai lauksim su žvangančiom kišeniam jūsų Žemaičių kaimo muziejui. Viso renginio metu bus renkama gražiausia kaukė. Nes kaip žinot, o jei nežinot, tai dabar sužinosit, kad į užgavėnes šiemet reikia įeiti už bilietą. Bet jeigu norite įeiti už dyką, namuos pasigaminkit ličyną. Gerą, tvirtą, kad jūsų nieks neatpažintų. Ir tada gausit ne tik nemokamą įėjimą, bet ir prizą. O dar jeigu aktyviai dalyvausit sportiniuose žaidimuose, šokiuose, tikrai neliksit nepastebėti. Ir štai čia yra visa užgavėnių paslaptis. Mes juokiamės, bet tuo pačiu darome labai rimtą dalyką. Mes atsisveikinam su tuo, kas buvo per sunku. Mes sudeginam žiemą, kad galėtume pradėti iš naujo. Todėl vasario 15 Žemaičių kaimo muziejuje nepamirškit svarbiausių dalykų. Kaukės, geros nuotaikos ir žinoma, truputėlį pinigėlių blynams.
Nes Žemaitijoje pavasaris prasideda ne kalendoriuje. Jis prasideda tada, kai kieme nuskamba. Žiema, žiema, lauk iš kiemą. Širšuns bimbalo nugalėjai, pumstel vimbalėlio nudulkiai. Širšuns bimbalo nugalėjai, pumstel vimbalėlio nudulkiai. Auskit sesės abrusus, žėlavokit vimbalėlį nors metus. Auskit sesės abrusus, žėlavokit vimbalėlį nors metus.